62, dar klausimai pažiūrėjo rungtynį arbitrą, pražangos nebuvo, Slavetas Rimačius įgyjo progą mesti laisvas ir dar vieną tą progą išnaudojo. Slavino Rimačio sąskaitoje 11 taškų, Darijus Lavrinovičius taiklus, jo metimas iš toli, 62-49, nu po truputėlį ilgėja rezultatyvių Žalgirio krepšininkų gretus, 16 Redžio Freimano sąskaitoje, po 12 jau turi Paulius Jankūnas ir Darijus Lavrinovičius. Ir vėl galima įsitikinti, jog Darijus Lavrinovičius ir Pauliaus Jankūno tandemas veikia užtikrintai. Redžis Freimanas jau po varžovų krepšių, tačiau atrodo, kad dėl pernelyg didelio triukšmo Kauno sporto halėje niekas neišgirdo, jog pražanga buvo įrašyta Pauliui Jankūnui. Štai šioje situacijoje Paulius Jankūnas iš karto sureagavo iš švilpuką, jo komandos draugai ne. Na, rungtynių žiūrovai Kauno sporto halėje be abejo jau senokai ir užviršo tą momentą, kada Paulius Jankūnas prasižengė ir dabar jiems teisėjo sprendimas atrodo nesuprantamas ir nepaaiškinamas. Čiaumersas iš toli. Simonas Serapinas visai bandė sutrukdyti, dabar Čiaumersui nepavyko. 62-52. 5,5 minutės iki kėlinio pabaigos. Redžis Freimanas. Šiandien Kauno Žalgirio komandai galbūt sekasi ne viskas, toli gražu, ne pačios geriausios žalgiriečių rungtynės, tačiau šiandien skirtingai negu praėjusią savaitę žalgiriečiai bent jau stengiasi ir kol kas jokių atsipalaidavimo požymių nematyti, tiesa neatsipalaiduoja ir nesiruošė anksčiau laiko sudėti ginklų ir Atėnų AEK. Simonui Serapinui pražanga. Simonas Serapinas sėkmingai pradėjo rungtynes, pelnė 5 taškus, tačiau po to taip ir nebepavyko Simonui Serapinui pratęsti to savo sėkmingo pasirodymo, taip ir lieka tie patys 5 taškai, o dabar būtent Simonas Serapina pakeitė grįžęs į aikštę Edą Skotą. 5 minutės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Čiaumersas, Mopenragas. Ir dabar jau viskas pagal taisyklės, tačiau Žalgirio krepšininkams nepavyksta išlaikyti kamuolį savo rankose ir dabar reikia kovoti iš naujo. Užmina galinė linija, atrodo dabar abu krepšininkai, tačiau pirmas tai padaro Čiaumersas ir kamuolys atitenka Kauno Žalgirio komandai. Keturios minutės ir 51 sekundė. Svarbiausia, jog žalgiriečiai, nepaisant tų bangelių dabar antroje rungtynių pusėje, visą laiką sugeba išsaugoti dviženklį pranašumą. Ir jis yra ir dabar. Vidas Genevičius grąžins kamuolį į aikštę, varžovai pasitinka Žalgirį jau nuo pat linijos ir savaime suprantama, Atėnų AEK komanda pamėgins padaryti viską, ką gali per tą likusį laiką. Jiems nėra kur trauktis ne tik tai šios rungtynės, jiems nėra kur trauktis apskritai. Lieka be štai šio mačo dar 4 susitikimai, o Atėnų krepšininkai turi 3 pergalės. Jiems reikia bent 4 dar. Ir jeigu jie pralaimi šiandien, tai reiškia, kad jie nebeturi teisės suklysti per visus 4 likusius susitikimus. Ir aišku, kad ką puikiai supranta to pralaimėjimo svarbą, tačiau Redžis Freimanas dabar pataiko iš toli su varžovo pražanga. 65-52, dar kartelį jūs ekranuose šis epizodas. Ir gali būti tai, jog po štai tokio smūgio ir nebeatsities nei Kalampokis, nei jo kompanija. 65-52, 19 taškų Redžio Freimano sąskaitoje. Jeigu neklystu, tai yra sėkmingiausias jo mačas, jeigu kalbėtumėm apie pelnytus taškus. Redžis Freimanas buvo įmetęs ir 16, ir 17, ir netgi 18 taškų, tačiau 20 taškų atžymos Redžis Freimanas dar niekuomet nebuvo pasiekęs ir dabar tai padaro pirmą kartą šį sezoną. 66-52, Paulių Jankūną keičia Tanoka Berdas. Ir dar 4,5 minutės iki kėlinio pabaigos. 14 taškų, Žalgirio komandos persvara. Georgas Jaras. Leido dabar jį Darijus Lavrinovičius ir išnaudojo šią jiems suteikta proga Georgas Jaras. 66-54. Lavrinovičius. Edis Kota tarp dviejų varžovų ir neleido dabar mesti. Dabar jau akivaizdžiai varžovai griebė Edui Kotui
ir už rankų, ir man atrodo ne tik. Dar kartelį jūsų ekranuose šis epizodas, taip akivaizdžiai dabar traukia už viso korpuso Georgas Jaras jau pabėgusi Edą Kotą. Manau, kad šita pražanga buvo nešvelnesnė nei ta, už kurią nesportinė pražanga buvo nubaustas Vidas Ginevičius. Rungtynių arbitrai pasitenkina paprastos pražangos skirimu ir iš tribūnų gali susilaukti dabar keiksmažodžių. Tiksliau, jų ir susilaukė. Jau ne pirmą kartą šiandien šios dienos arbitrai. Vidas Ginevičius taiklus, jo metimas iš 3 taškų zonos, 69-54, 3 minutės ir 45 sekundės. Iki ketvirtojo kėlinio pabaigos Darijušas Lavrinovičius perima kamuolį ir jūs viską matėte savo ekranuose. 3 minutės ir 37 sekundės, dar 1 minutės pertraukėlė, tačiau situacija jau radikaliai pasikeitusi Kauno Žalgirio komandos naudai. Keliaukime kartu su meilės gėrimu Romeo. Pasirenkite pamatyti vieną populiariausių žmonių Lietuvoje tokį, kokio nei nesitikėjote išvysti. Rytis Cicinas kviečia į kruizą prabangiu laivu ir žada atskleisti visas paslaptis. Talismaną lygintų vakarus ir vežuosi. Ką į lagaminus susikraus atostogauti keliaujanti žvaigždė? Kokius išpranašautus pavojus išgyvens estrados princas? Skęstų, kad kazino praloštum visus pinigus, kad grįžtum baisiai nelaimingas. Smagus nuotykiai, nuo širdumu pribloškiančio žvaigždės išpažintys ir visa tiesa apie Ryčio Cicino atostogas. Manimi keliauja žmogus, kuriam atrodo vėliau susipažinsi. Tikrai susipažinsit. Jau pirmadienį 19:10 per TV3. Taip, triumfuoja Kauno Žalgirio komandos fanai pagrindinėje ir pačioje aktyviausioje tribūnoje. 3 minutės ir 37 sekundės. Rezultatyviausi Žalgirio krepšininkai jūsų ekranuose. Nelabai rezultatyviai atrodė šios dos rungtynių pradžia, nelabai atrodė šios rungtynės rezultatyvios ir apskritai. Tačiau po truputėlį įsibėgėjęs Kauno Žalgiris jau priartėjo prie savo vidutiniškai pelnomų taškų vidurkio. Tas vidurkis yra 74, taigi trūksta tik ne vieno taiklaus tolimo metimo, kad jis būtų įvykdytas, o laiko labai daug. Tuo tarpu Atėnų AEK komanda kol kas yra įmetusi tik 54 taškus. Mažiausiai čia šį sezoną Kauno Sporto Halėje Žalgiriui įmetė, kaip nebūtų keista, Vitorijos Tau Keramika. Per visą mačą surinkusi 58 taškus. Pražanga prieš metimą. Pražanga Tanoka Berdui. Ir visai bereikalo dabar ginčiasi Tanoka Berdas, kadangi tai yra galbūt ir naudinga situacija. Tiesa, rungtynių arbitrai lyg ir įskaitys tuos 2 taškus. Tuo mes pamatysime. Techninė pražanga skiriama Kauno Žalgirio komandos suoleliui. Tai reiškia, jog bus metami dabar baudų metimai ir po jų dar ir kamuolys liks varžovų rankose. Daug emocijų šiandien nuo Kauno Žalgirio komandos atsarginių žaidėjo suolelio buvo ir galų gale rungtynių teisėjų kantrybės taurė persipildė. Ir dar viena papildoma proga atsigauti varžovams. Tiesa, nepataiko dabar Joanis Kalambokis, tačiau tai buvo tik taip 2 jo baudos metimai. Dabar vieną papildomą jis meta už tą Tanokos Berdo pražangą. 3 baudos metimus sumetęs Joanis Kalambokis mažina AEK deficitą iki 13 taškų. 71-58 priekyje Žalgiris. Čermersas Velekanas meta iš toli ir pataiko. 71-61. Na ir taip, atrodė prieš minutės pertraukėlę, jog Žalgiris praktiškai viską jau padarė, kad palaužtų varžovus. Dabar 5 iš eilės jų taškai ir vėl situacija pasikeitusi ir spaudimas po visą aikštelę. Svarbiausia išvengti klaidų. Regis Freimanas gauna kamuolį ir atiduoda jį Edui Kotai. Šiam reikėtų perėti per 8 sekundės į varžovo aikštės pusę ir tai Edas Kota padaro. Taigi viskas gerai. Pirmąją atakos fazę Žalgiris įvykdė, o dabar jau pražanga. Tai bus 4. komandinė graikų pražanga šios dos rungtynėse. Baudų metimai nemetami, tačiau laikas irgi tiksi Kauno Žalgirio komandos naudai ir reikėtų taip pat dar prisiminti dar tą 15 taškų skirtumą, kurio žalgiriečiai pralaimėjo Graikijoje, bet tik
ir turėjo tokią 15 taškų persvarą Žalgiris, tačiau dabar jie jau tik tai 10 taškų ir jos padidinti nepavyksta. Suklysta Tanoka Berdas ir graikų prasiveržimas. Jarosui dabar kabinasi už rankos Darijušas Lavrinovičius, kuris prasižengė 4. kartą šios dienos rungtynėse. Dabar buvo Sjaro pakely ir Tanoka Berdas, galbūt ir paskubėjo prasižengti Darijušas Lavrinovičius, tačiau tai taip pat ne 5, o tik tai 4 Žalgirio komandinė pražanga, taigi varžovai irgi neturi galimybės mesti nuo baudų metimų linijos. Kolombokis prieš Redį Freimaną. Ir štai taip, sunkiai, tačiau apsigina Kauno Žalgirio krepšininkai. Nepataikė Pantelimonas Papajokėjimas ir dabar galimybė galutinai užtvirtinti šią situaciją. Edas Kota, 2 jo taškai. Edas Kota šios dienos rungtynėse pelnė 6 taškus. Tačiau prarado 5 kamuolius pagal neoficialią statistiką, o dabar Edas Kota prasižengė ir kaip dar reikalo, dar 16 sekundžių buvo varžovo atakai. Dabar varžovai mes du baudos metimus. Kadangi tai 5 Žalgirio komandinė pražanga, panašu, kad gaivėjai gėrimai Edui Kotai nepadėjo žaisti geriau ir jo optimalios sportinės formos vis dar Žalgirio komandos gerbėjams tenka laukti. Danielis Kelnesas per pirmosius 2 kėlinius jis nebuvo pelnęs nė taško, per tą sužaistą laiką antroje rungtynių pusėje jis jau jų turi 16, o dabar ir 17. Grįžo į aikštę Paulius Jankūnas, jis pakeitė 4 pražangas turintį Darijušą Lavrinovičių ir Kauno Žalgirio komandos ataka. Prasidėjo prieš paskutinę 4 kėlinio minutę, 73-63. Tanoka Berdas. Pražanga. Dabar Joanį Pantelimono Papajokėjimų, 5 jo pražanga šios rungtynėse, jis pelnė 4 taškus ir šiandien daugiau jų pelnyti nebegalės. Kauno Žalgirio komanda meta 2 baudos metimus prie baudų metimų linijos Tanoka Berdas. Ir dar viena iškalbinga detalė apie Tanokos žaidimą šios dienos rungtynėse. Tai yra pirmieji jo baudos metimai per visas šios dienos rungtynės. Iki štai šio sezono Tanoka Berdas neišeidavo iš aikštelės, nepelnęs 20 taškų ir net kovojęs 10 kamuolių. Trauma panašu išmušė iš vėžių Kauno Žalgirio komandos, vieną iš geriausių legionierių per visą klubo istoriją ir kol kas jis kartais netgi susidaro įspūdis, negalėdamas atrasti savojo žaidimo, negalėdamas pritapti prie komandos, netgi ir trukdo. Tačiau jis dar bus reikalingas ir jo prisiderinimo, jo pritapimo reikės palaukti ir galbūt netgi paaukoti keletą nesėkmingų atkarpų vieneriose ar kitose rungtynėse. Galim prisiminti ir tą sezoną, kada Žalgiryje žaidė Arvydas Sabonis ir Tanoka Berdas ilgokai negalėjo rasti vietos aikštelėje, negalėdavo būti su Sabu vienu metu penkete, tačiau po to apsiprato ir lyg pavyko surasti tą vietą Tanoka Berdui. Tikėkime, kad pavyks sugrįžti sėkmingai ir šį sezoną. Paulius Jankūnas, na štai tokie gali būti kieto spaudimo po visą aikštelę padariniai. Sugebėjo Žalgiris įveikti pirmąją spaudimo bangą ir taškus pelnyti buvo jau nesunku, kadangi pasipriešinimo po krepšiu nebuvo. 77-66, Tanoka Berdas ima kamuolį po krepšiu, rizikingas ir nelabai tikslus perdavimas Redžiui Freimanui. Lieka minutė ir 11 sekundžių iki šio 4 kėlinio pabaigos. Dar reikėtų šiek tiek pasistengti žalgiriečiams, bandant atsirevanšuoti ir laimėti didesnių skirtumų nei pralaimėta Atėnuose. Paulius Jankūnas prasižengė, sėdasi ant atsarginio žaidėjo suolelio, grįžo į aikštę Simonas Serapinas, turėtų taip palengvinti kovojant su varžovų spaudimu, tačiau visą tai jau po minutės pertraukėlės. Panašu, kad sirgaliai jau patikėjo, jog Žalgiris laimėjo, galbūt dar mes palaukime ir netrimituokime tos pergalės iš anksto.
11 taškų persvara likus minutė ir 6 sekundėms yra solidu, tačiau nebūtinai užtikrinta ir taip pat labai norėtųsi, jog Kauno Žalgirio komandai pavyktų dar ir padidinti tą savo persvarą. Sunku pasakyti, ar jos reikės, sunku pasakyti, ar Atėnų AEK komanda gali dar sukurti mažą stebuklą ir iškovoti 4 pergalės iš eilės, tačiau ir revanšas smagu ir šiaip malonu laimėti kuo daugiau. Chalmersas mažina skirtumą iki 10, 77-67. Dar vienas jo baudos metimas. 77-68, 22 taškai Chalmerso sąskaitoje. Edas Skotas štai taip apgauna savo persikatoje. Patiko čia susirinkusiems žiūrovams tas epizodas. Žalgirio komanda tęsia šią ataką, Chalmersas prasižengia. Ir 2 baudos metimus mes Liudas Ginevičius. Liudas Ginevičius šios dienos rungtynėse kol kas yra pelnęs 3 taškus, pataikė tą 3 taškį. Ir dabar gali pagerinti savo statistiką nuo baudų metimų linijos. Pataiko Liudas Ginevičius, 78-68, vėl dviženklis Kauno Žalgirio komandos pranašumas ir jau tik 55 sekundės iki kėlinio pabaigos. Tai bus ir antrasis metimas. Taigi Žalgiris artėja prie pergalės. Liudas Ginevičius apsigina sėkmingai, užstodamas kelią varžovui, nepadarydamas jokios klaidos, neprasižengdamas ir priversdamas Chalmersą išskristi į užribį. O dabar greita pražanga, kuri vargu ar gali išgelbėti Graikijos ekipą. Nikolaus Papanikolaou prasižengia ir 2 baudos metimus mes Paulius Jankūnas. Šiandien Paulius Jankūnas sužaidė sėkmingas rungtynes, ypatingai jeigu prisimintumėm 2 paskutiniosius mačius, kuriuose Pauliui Jankūnui ne taip gerai sekasi, nei prieš Vitorijos Ceramiką, nei prieš Liublianos Olimpiją. Paulius Jankūnas, net jeigu ir sudėtumėm tos 2 kiek mažiau sėkmingus mačius, šį sezoną rungtyniauja stabiliai gerai. Jo vidurkis 12 taškų per rungtynes ir tas vidurkis šiandien padidės, kadangi Pauliaus sąskaitoje jau 16 taškų. Tanoka Berdas perima kamuolį ir varžovai taškų pelnyti neleido. Na, jeigu Tanoka Berdas bent jau savo ryžtų ir savo kova ir norų kompensuos tai, ko nepadaro galbūt iki galo vykdydamas trenerių užduotis, tuomet jam galima atleisti galbūt ir kai kurias klaidas. Tanoka Berdas dabar susikūrė savo progą pats. Šiandien 8 taškus pelnė Tanoka Berdas, vėlgi nesidžiaugs turbūt po šių rungtynių pats savo pasirodymų Tanoka, tačiau tai buvo dar vienas mačas, kuriame Kauno Žalgirio treneriai leido daug žaisti komandos kapitonui ir priežastis suprantama. Tanoka Berdas turi vis dėlto surasti savo žaidimą ir be abejo būti kur kas svarbesnis jo indėlis Kauno Žalgirio komandos žaidimui. Dar kartą apsigina žalgiriečiai, na panašu, kad Žalgiris turi tą užduotį ir kol kas stengiasi ją įvykdyti. Ne tik tai puola, bet ir labai kibiai ginasi žalgiriečiai. Dabar jie jau atstatė 15 taškų pranašumą, reikia tik tai dar vienos sėkmingos atakos. Edas Skota, perdavimas Tanoka Berdui, šis pagavo kamuolį, tačiau iš sudėtingos situacijos buvo priverstas atakuoti Žalgirio komandos vidurio puolėjas, dar viena pražanga ir šansas laimėti didesniu nei 15 taškų skirtumų. Visų pirma, Tanokai reikia pataikyti baudos metimą, bent vieną, visų antrą Žalgiriui apsiginti. Tayloras Kopinratas šiandien pelnė 9 taškus, tačiau jo problemą Žalgiris išsprendė. Žiūrint į jo statistiką, Tanoka Berdas pataiko pirmąjį baudos metimą, taigi Žalgirio persvara didėja iki 16 taškų ir lieka tik tai vienintelis klausimas. Kokiu skirtumu žalgiriečiai šiandien laimės? Tai yra laimės didesnė persvara nei 15 ar vis dėlto ne? Ir antrasis metimas taiklus, Tanoka Berdas
keičiamas, tačiau šiandien net ir jis nepyksta dėl to, kad yra sudėdamas ant suolelio, kadangi šiandien Tonuka Berdas bent jau savo užsidegimu antroje rungtynių pusėje padarė viską, ką galėjo. Per ją paskutinioji Atėnų AEK komandos ataka ją sėkmingai užbaigė. Dabar Mikalis Pelekanas, Žalgiriui reikia taiklaus metimo. Simonas Serapinas, perdavimas Pauliui Jankūnui yra ir Kauno Žalgiris pirmauja 17 taškų skirtumu. Baigėsi laikas, paskutinysis varžovo metimas priejo pro šalį ir Kauno Žalgiris atsirevanšuoja už pralaimėjimą 15 taškų skirtumu Atėnuose, įveikdamas Atėnų AEK 17 taškų persvarą. Paskutinę sekundę įgijo tą persvarą žalgiriečiai ir ta pergalė reiškia, jog Žalgiris pabėga nuo daugybės savo persekiotojų ir yra turnyrinės lentelės viršuje. Dar sunku kol kas yra anksti šį vakarą sakyti, ar žalgiriečiai tampa vienvaldžiais lyderiais, ar jie turės tiek pat taškų, kiek ir Vitorija Stau Ceramika. Netrukus per TV3 jūs turėtumėt pamatyti karštą interviu su Kauno Žalgirio komandos vyriausiųjų treneriu Antanu Sireika. Man šiandieną jau transliaciją iš Kauno sporto galės reikia užbaigti. Atsisveikinu su jumis iki kitos savaitės, kuomet Kauno Žalgirio krepšininkai žais rungtynės išvykoje su Treviso Benetton komanda. Lengva nebus, tačiau įdomu turėtų būti ir tada ir susižiūrėsime. O per Tango televiziją šį savaitgalį šeštadienį Žalgirio rungtynės su Baltijos krepšinio lygoje su Gulbinės Bumerangs komanda ir taip pat artėjantį trečiadienį Tango televizijoje jums rodo mačą tarp Stambulo Ulkerio ir Madrido Realo. Daug krepšinio Lietuvoje, bet mes esame krepšinio tauta ir to krepšinio niekuomet nebus per daug. Gero vakaro jums visiems.